svečiai. Šiandien mes susirinkom tam, kad informuoti ir pasakyti rajono žmonėms, kad tai, kas šiandien yra skleidžiama iš televizijos ekrano, radijos laiduose, neatitinka. Labai liūdna, kad taip yra, kad valstybinės įstaigos, organizacijos, pamindamos bet kokią savivaldos reikšmę, įstatymą, kyla kova, nesižvalgydama į kurią pusę. Aš nekalbėčiau apie tai, ką pasakys kiti. Tik vieną komentarą norėčiau perskaityti, kas parašyta, kad mes visi suvoktume vienodai, kad tai, ką šiandien sako kainų komisijos pirmininkė, nors jinai labai graži, bet jinai sako netiek. Ir štai kodėl. 2009 metais buvo parengtas Ukmergės miesto šilumos ūkio specialusis planas, kuriame buvo nagrinėjamas uab pramonės energijos katilinės pajungimo prie miesto šilumos tinklų galimybės ir paskaičiuota, kad šis projektas neekonomiškas. uab miesto energija su tuo nesutiko, pateikė sujungimo investicinį projektą, tačiau jis neįrodė investicijos efektyvumo. 2009 metų gegužės 28 dieną Ukmergės savivaldybės tarybos sprendimo numeris 726 nepritarė investicijai centralizuoto šilumos tiekimo sistemos rekonstrukciją ir plėtrą Ukmergėje, prijungiant nepriklausomą šilumos gamintoją prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų. Šis sprendimas su miesto energijai apskųstas valstybiniai kainų ir energetikos kontrolės komisijai išankstinės skundų nagrinėjimo ir teisme tvarka. Buvo gautas kainų komisijos 2009-2019 pramonės energijos patikrinimo aktas, kuriame patvirtinta, kad katilinė Kauno 120, tai vienybės katilinė, nepajėgi būti prijungta prie centralizuotų Ukmergės miesto šilumos tinklų. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, išnagrinėjusi visą surinktą informaciją 2009-2025 sprendimu 0324 pritarė, kad savivaldybės sprendimas buvo teisingas. uab miesto energija 10 metais bandė teikti pakartotinai svarstymui katilinės Kauno 120 sujungimo su miesto centralizuotais šilumos tinklais investicinį projektą, kad nepateikė katilinės pasirengimo techninių duomenų. Tai yra dokumentas. Ir tai, kad šiandien iš televizijos ekrano kainų komisijos pirmininkė sako, kad savivaldybė neleido jiems kūrenti ar pasiekti šilumą, kūrenant biokurą, švelniai tariant, tai yra metas. Lygiai taip pat, kaip kainos sumažėjimas 0,01. Aš daugiau nieko nenorėčiau komentuoti ir kalbėti. Liūdna ir graudu, kad taip yra. Kad net ir premjeras susitikime, pirmajam susitikime, kuriame aš dalyvavau su mūsų juristais kartu, pasakė, reiškia, jūs jiems atiduokite turtą, nors mes įterminėjom 4 mėnesius pagal kiekvieną teistelį prašymą. Ir visiškai kitaip elgiasi įsilaužę į katilinę jų antstoliai. Mes premjerą paklausėm, o kaip jis buvo teismai
skundė, antstoliai aprašė, o dabar atiduokime. Atsakymą nesulaukė. Labai liūdna, skaudu ir graudu, kad vyriausybė, kuri privalėtų ginti gyventojų interesus, viešą interesą, šiandien gina. Na, išvadas padarykite jūs patys. Aš daugiau nesiplėsiu. Labai dėkoju, kad jūs taip gausiai susirinkot. Ir tą informaciją, kurią mes sužinosime šiandieną, aš labai noriu, kad mūsų miesto gyventojai žinotų tikrąją tiesą. Ir apie jokius milijonus, kuriuos jie mistinius, apie kuriuos jie kalba. Šiandien ekspertas pasakys ir mūsų juristai. Tai yra mistika, kurią bandoma, na, sakyčiau, galbūt ir palaužti ir gąsdinti, o paskutinėme krypčių komitete, tai man buvo tiesiog pasakyta, kad šaukite į ekstremalią situaciją ir atiduoti tik klientą. Kad aš paklausiau teisingumo ministrą, vis tik tai sakau, jūs pabandyti. Aš noriu pačius audiencijos, kad jūs man išaiškintumėte, kaip mes, neturėdami jokių juridinių teisinių santykių su E-energija, kuri prisiskolino pinigų, už kurias palūkanas mes visi mokame, jie investavo kažkur, tai skolintų Ukmergės savivaldybės žmonės. Teisingumo ministras nesakė nieko. Dėkis manęs, aš jums klausiau, paaiškint man, kaip tai gali būti. Atsakymo nesulaukė. Tad, padėčiau, kad kalbėtos ir ekspertas ir juristai, ta tiesa mūsų žmonėms turi būti žinoma.